Sveiki visi, taigi nuturėjau pasidalinti savo miniatiūrinių progresų su CV6. Neįsivaizduoju, kaip šitą reikalą reikia nufilmuoti ir jums parodyti, nelabai aš turiu tiek vietos ir filmavimas šiek tiek pasirodo yra sudėtingesnė, negu aš galvojau, vien dėl dydžio šito modelio. Na, bet manau, dalim kažką aš galėsiu bent jau parodyti, ką nuveikiau. Nežinau, kaip rodysiu, kaip ką darau, bet kad kažką nuveikiau, tai tikrai galėsiu parodyti. Taigi pradėsiu nuo to, ką aš pradėjau daryti per tą laiką. Taigi aš pradėjau dėti triumo stiklus, pavadinkim stiklus, rėmelius. Pas trumpeterį jie buvo negriežti, aš juos visus prasigrėžiau ir kitas dalykas, pas jį, nežinau kodėl, gal dėl to, kad bandyta išlieti kaip vieną formą šitą dalį, tai skylės, kurios yra gale, štai čia va tokios vietose, kur labiau lenkėsi gal kitoj pusėje, bet tiesiog negaliu taip lengvai modelio pastumt, čia su juo neapsivertęs. Gal kažką, aišku, numečiau. Va, tokios vietose kaip čia, va, jos buvo ovalios, kas yra išvis be ryšio, bet aš manau, supratau, kodėl jos buvo padarytos tokios. Tai yra, kai mes žiūrim į modelį iš teisingos krypties, jos atrodo apvalios, bet kai liejam, tai jisai pasilenkia, jisai pasidaro ovalus. Na, kas šiek tiek juokinga, bet mums tvarkyti reikės. Tada sudėjau iš papildo tos visus rėmelius prasigręžęs ir pradėjau dėti, nežinau kaip lietuviškai, degaussing lines, tai čia yra antimagnetinės kabeliai antimagnetiniai, kurie turėjo sumažinti pamatomumą ant radaro laivo. Yra duotas fotoedžas jam, bet aš tą fotoedžą panaudojau tik tais kaip gaidą, kaip markerį, žiūrėti, matyti kur sudėti, nes fotoedžas tai yra plokščias, o čia eina kabeliai apvalūs. Tai nusipirkau aš tiesiog 0,5 mm liktais štai tokių ABS-o juostelių ir jie suskliavau pagal fotoedžo vietas ir pagal knygą, kaip mačiau. Tai va, bet jie man jų neužteko kitai pusė, užteko tik vienai pusė, pirkau 20 vienetų, vis tiek neužteko, tai dabar lauksiu, kol ateis dar. Tada ant laivo aš nusidažiau waterliniją iš esmės. Na, čia trūksta juodos, aišku, kitos spalvos, bet tiesiog norėjau nužyti apačią, kad su ją pabaigti. Dar trūks sudėti propelerius ir kitus dalykėlius, bet pradžioje nusipirkau Amo Atom setą laivų, kuriame buvo parašyta, kad yra atseit Hull Redas, kas yra pas juos nivelnio ne Hull Redas, o yra Blood Redas, kuris visiškai nei tema, jis ten stipriai per ryškus, tai man teko perdažyti, gerai, kad yra nusipirkti, tai nusipirkau, ką rekomenduoja pats tas trumpeteris, ir kaip kiti laivistai sako, tai yra 29 numerio Hull Redas, būtent, tai aš jo perdažiau visą modelį, dabar jau spalva man pačiam patinka, tokia aš ir paliksiu, atrodo, kiek tamsoka, bet ant saulės kaip ir atrodo, kad teisingai bent jau. Tai va, su modeliu šiuo labai nedaug ką aš padariau. Tai kadangi laukiu detalių, tai nelabai ką galiu daryti, bet pradėjau daryti štai lėktuvėlius, kurie iš esmės bus padaryti ir padėti kol kas į lentyną, sakykime, ir jie bent jau neturi eiliškumo jo. Dabar čia yra SBD, berods tada Devastatorius ir F4 Valketai, berods, kurie dar yra pas mane leiniuose. Visai paprastas sprendimas trumpeterio padaryti, štai tokį vieną rėmelį, vieną lėktuvą. Viskas čia ganėtinai aišku, reiktų taip, gal aiškiau matysis.
vientisas sparnas, supaprastintos linijos, nors tokia mastelė tų linijų iš tikrųjų negali nesimatyti, čia yra jos nerealios. Na, bet mes darom modelį, tai modelis turi prancūziai, tai gal dėl to aš ir nesikabinėsiu. Ir viskas, stikliukai padaryti, kaip ir irgi permatomi, tikais, nežinau, kaip reikės linijas kabinos sudažyti. Gal markerį pabandysime, nesivaizduoju. Bet aš jūs nudažysiu tos lėktuvėlius visus, aš nepaliksiu permatomų ir man jų reikės ryškiai dasipirkti, nes aš norėsiu užpildyti tiek vidų lėktuvo, tiek denį. Dabar ko pildysiu, nežinau, gal valketais pildysiu, nes gal jų buvo kiek daugiau ant šio lėktuvo, tą lėktuvnešio. Nesu dar tikras, bet, na, matysim, jeigu jie. Taip, maždaug atrodo suklijuotas lėktuvėlis. Čia nėra tik tais propelerio, nėra stikliuko. Nes jos nusidažysiu po to, dabar viską nupūsiu bendrai. Kas gerai, jiems yra du tos dekolės. Tai ženklinimai, tokias, na, pagerins vaizdelį šito lėktuvėlio. Na ir tiek. Labai trumpas update'as, iš esmės dėl to, kad tiesiog laukiu detalių. Pradėsiu kitą pusę dėti linijas, tas kabelius degosingo, nusidažysiu gal lėktuvėlius ir tada gal šiek tiek dar laiko suradę pajudės. Bet kaip minėjau, kol aš neužbaigsiu su F-16, šitas toks labai lėtas progresas bus. Tiesa, ką dar pastebėjau, bedarant tos kabelius antiradarinius, kaip jis pavadintas. Gal kas žinot, pasakys, kaip lietuviškai vadinasi. Tai, kad fotoedžai duoti ne visai tiksliai. Pavyzdžiui, nuotraukų aš matau, kad priekyje laivo eina jie 4. O pas fotoedžą jie kažkodėl pasidaro čia 2, tada 4. Šiokių tokių netitikimų yra. Tai aš vadovaujuos iš tikrųjų daugiau nuotraukom, negu kad duotais fotoedžais. Jų klijavimas šiaip labai paprastas, kadangi čia yra ABS, tiesiog užsidėjau vietą su paprastais taimyje klijais, jie pradeda kibti, pasilaikau, na tada užsidedu juostelę, pratepu, kadangi jos yra grubiai apie 20 cm, gerai pamenu, tos juostelės 25, jos nėra labai ilgos. Tai gabaliukai susidedam, bet jos gal nelabai matosi sujungus. Dar vėl, jos bus ganėtinai neryškios, paėmus bendrą vaizdą viso laivo. Bet manau, kad yra daug geriau dėti būtent tokia, kokia buvo, apvalus, o ne plokštė. Tai va, tiem, kaip sekat, padariau šiek tiek atsiskaitimą, kad judu. Tiesągi padariau imitaciją virinimo ir plokščių. Šiek tiek žiūrėjau, kad tais laikais nelabai dar virino, buvo tik atsiradęs tas arc weldingas, svarkė, kitaip sakoma, ta. Bet pas šitą laivą konkrečiai yra ir virinta ir knėdyta. Tai tas va juostas, kur čia matot, jos yra pas mane pakilusios. Aš uždėjau lipnę juostą, šachmatų principų yra, pasimatęs pagal brėžinį ir uždažiau. Reiškia, tas pastorinau, o kitos palikau įdubusios, kad sudaryti efektą, jog čia yra jos. Vėlgi, pagal mastelį, jos galėtų ir nesimatyti, bet tai bus tiesiog gražiau, nes, vėlgi, aš renku modelį, tai aš dėl to ir stengiuosi, kad jos, būtų, nes tiesiog tas plikas, kaip jį pavadinti dabar čia, nedenis, plikas, hull, visas šitas, gal šiek tiek per plikas. Tai va, nudažius jisai kaip ir matosi, kaip ir ne. Jis sudaro tą skirtumą, kurį aš norėjau, tų linijų. Čia yra nepraskraibinta, čia yra grynai uždažyta kažkur tais aukščiau, kažkur tais žemiau.
manau, kad man tas efektas pavyko, tokio, kokio aš jo ir norėjau, kuris yra ne per stiprus. Tai va, bet dabar tai gal jau ir viskas. Tai su laivu tiek ir iki kito karto. Pasimatysim, nežinau ties kur aš baigsiu, gal parodysiu lėktuvėlius greičiausiai, nes kokio greitumo atkeliauja man šitie plastiko stripeliai, tai labai neprognozuojamas, nes aš jų laukiu pirmųjų labai ilgai, po to kitos detalės eina labai greitai, na, kaip pasisė. Tai va tiek. Ir iki kol kas.